Sveiki, bičiuliai. Šiandien kalbėsiu atsakydama į jūsų klausimus. Jūsų laukiu daug, dažniausiai apie tai, kaip valdyti nerimą, kaip pagerinti atmintį, dėmesio koncentraciją ir taip toliau. Gyvename intensyviais laikais, daug dėmesio reikia darbe, patiriame visokių stresų ir taip toliau. Taigi, dėkoju savo YouTube kanalo prenumeratoriams, to nepadariusius kviečiu prenumeruoti dėl sklaidos. Ir jeigu manote, kad žinios nors kiek yra vertingos, tai labai kviečiu patiktukinti, dalintis ir laukiu naujų jūsų klausimų. Ši tema ir man buvo aktuali, ir yra aktuali, dirbu galvą, nenoriu prastėjančios atminties ir prižiūriu ją. Daug metų dirbau reanimacijoje gydytoja, tai 14 naktų, intensyvių naktų per mėnesį, kiti darbai po budėjimų ir buvo tokių naktų, kada atsiliepdavau pažadinta iš miego telefonu, sakydama, kad reanimacija. Aišku, kad padėdavo telefoną ragelį skambinantis, bet buvo ir tokių nutikimų, kai, tarkim, nakties metu protingų veidų stebėjau, ale klausiau monitoriaus darbą, vertindama ligonio širdies veiklą. Tai vadinasi, nelabai gerai ten nerviniai sistemoje mano tuo metu buvo. Tai nenoriu, kad pamirščiau svarbius dalykus, stengiuosi įtakoti tos procesus natūraliai vykstančius, su amžium atmintis tikrai negerėja ir nenoriu, kad ateityje manęs reiktų ieškoti, ta prasme, kad ateitų į svečius toks Alzheimeris, kuris pamiršta išeiti. Taigi, savo kalbėjimą tradiciškai pagrindžiu argumentais ir moksliniais tyrimais, ilgai ruošiuosi kiekvienam video, šitam taip pat. Na ir man buvo toks informatyvus 22 metais paskelbtas Neurology žurnale, prestižinėme, didelės apimties tyrimas. Tas didelės apimties tai buvo tirti 45 plus amžiaus žmonės, jų buvo didžiulė grupė, tai ten 1200 kažkiek ir žmonės parinkti nebuvo sirgę insultais arba kokiamis nors ten, nežinau, sunkiomis smegenų lygomis, meningitais ir taip toliau. Ir jų eritrocituose, raudonose kraujo kūnelėse buvo tirta omega-3 koncentracija. Teksaso universiteto mokslininkai kartu su dar ten Framingham širdies tyrėjais padarė tokias svarbias išvadas. Tokias kaip, atsiprašau, aš pasakiau, reiškia dar yra kur man gerinti atmintį, 1200 sakiau, tai 2100 su virš tyriamųjų buvo. Ir išvada labai svarbi, kad omega-3 indeksas eritrocite, reikiamas omega-3 kiekis eritrocite, gerina hipokampo funkciją. Hipokampas yra giliai mūsų smegenyse, smilkinių srityse. Jis atsakingas už trumpalaikės atminties pavertimą ilgalaikę. Reguliuoja šitas smegenų skirtis motyvaciją, emocijas, mokymąsi patį, dėmesio koncentraciją. Tai visai neblogai, man regis. Didesnis omega-3 kiekis eritrocituose, o tai reiškia, kad neuronuose, dar kodėl eritrocitai, tai lengviausiai paimama ląstelė iš mūsų organizmo. Nes vis tiek ląstelių sudėtis yra daugmaž vienoda, ląstelių struktūra stambių planų yra vienoda. Tai nereikia jokių intervencinių procedūrų, namuose žmonės gali tai daryti, žinoma, net ir namuose, bet paima mėginį namuose, jeigu to nori. Ir kad didesnis omega-3 rūgščių, riebalų rūgščių kiekis eritrocituose yra susijęs su
geresniu abstrakčiu protavimu ir su loginiu mąstymu. Taip pat buvo šitos didelės imties tyrime buvo tirti tokio geno APOE4 nešiotojai. Ir šitas genas yra susijęs su didesnė Alzheimerio ligos rizika. Tai štai pasirodė, kad neleidžia genetikai daryti savo juodų darbų, jeigu mūsų kūne yra ganėtinai, ir nerviniam audiny yra ganėtinai daug omega-3 rūgščių. Nuo jaunų dienų reikia ruošti savo smegenis senatvei. Man tas senatvė žodis nepatinka, yra žodis amžėjimas. Roges reikia ruošti vasarą. Yra tokios dvi pagrindinės omega-3 rūgštys, kurios labai įtakoja smegenų veiklą. Tai yra tokios APR, eikozapentaeno rūgštis ir DHR, dokozaheksaeno rūgštis. Tai yra tokie pagrindiniai tarsi mikroelementai, kurie saugoja smegenis. Ir tyrėjai tokią galingą išvadą padarė, kad nors kiek daugiau pradėję vartoti omega-3, o ypač jeigu kiek reikia vartotumėm, tai mes apsaugome savo smegenis nuo pažaidos. Tirta buvo, eritrocitai buvo tirti dujų chromatografijos metodu. Ir štai omega-3 indeksas buvo apskaičiuojamas santykiu tarp APR ir DHR mano minėto. Tai veikia biologiniam lygmenį. Tai šitos dvi omega-3 rūgštys arba apskritai omega-3 yra būtina ląstelių membranos sudėtis, ingredientas yra būtinas. Ir be tinkamo omega-3 kiekio neuronų membranose jie tampa nestabilūs. Aš nekalbu, kad omega-3 turi labai galingas priešuždegiminės savybės. Ir apie lėtinį sisteminį uždegimą, tiksinti bomba lėtinis sisteminis uždegimas yra mano 2 paskaitos. Ir aš ten kalbu apie tai, kaip šis procesas giliai mus sargdina. Omega-3 veikia kaip bioaktyvių molekulių rezervuarai ląstelių membranose. Ir tai reiškia, kad jie paveikia baltymus, kurie tiesiogiai liečiasi su ląstelių membrana funkcija. Ir kaip jūs dažniausiai klausite manęs, pavyzdžiui, ar omega-3 ramina mūsų protą. Protą tai turime omeny mūsų smegenis. Taip, veikia depresija. Aš radau apie 30 daugiau tyrimų, klinikinių tyrimų, kurie vienareikšmiškai teigia, kad žmonėms sergantiems depresiją kokybiško omega-3 preparatų vartojimas jų gyvenimą ženkliai palengvina. Kodėl? Todėl, kad omega-3 gali lengvai keliauti per membraną ir sąveikauti su nuotaika susijusiomis molekulėmis smegenyse. O depresija taip pat yra uždegiminė liga. Tai jeigu omega-3 slopina depresiją, reiškia ir dėl to mažina tos mūsų nemalonius tos pojūčius, tą mūsų blogą nuotaiką. Kaip sakiau, veikia hipokampą, bet dar gerina jo neurogenezę. Tai reiškia, gerina pačios tos smegenų struktūros nervinių ląstelių atsikūrimą, jų kokybę, jų augimą, jų brendimą, sprendimų priėmimą gerina. Tai kodėl? Todėl, kad gerina kraujagyslių funkciją, padidina nervinio laidumo greitį. Kadangi omega-3 rūgštys mažina uždegiminį poveikį ląstelių membranose, dėl to gerina ląstelių membranų elastingumą. O tai reiškia, kad neuronai gali lengviau perduoti tos transmiterius. Yra tos neurotransmiteriai, reiškia tos nuotaiką reguliuojančios molekulės, hormonus gali perduoti, baltymus. Tai reiškia, padeda nervinio impulso sklaidai. Beje, prie to paties čia jūs irgi kažkas buvo klausę iš mano pacientų,
apie Parkinsono ligą drebam. Kodėl? Todėl, kad nervinis impulsas neperduodamas iš vieno neurono į kitą. Nervinis impulsas išsisklaido, jis neperduodamas tiesia trajektorija. Tai yra labai sarginanti liga. Taigi yra kaip padėti tiems žmonėms ir užbėgti už akių. Pagerina ryšį tarp neuronų, mokslininkai sako, tai vadina sinaptogenezė. Dopaminas yra toks moralinio atlygio hormonas, toks laimės džiaugsmo hormonas, tai ir jo suvokimas smegenimis omega 3 pagerina ženkliai. Na ir smegenyse padidėja serotonino arba natūralaus antidepresanto kiekis. Kodėl? Mes esam kalbėję ir mano YouTube kanale yra paskaita antros smegenys mūsų pilve, bet vėlgi serotoninas turi, taip jis didžiąją dalim gaminasi žarnyne, jeigu yra kam gaminti, bet mes suvokiame smegenimis. Tai va tam, kad neuronai suvoktų serotonino buvimą smegenyse, jis turi patekti į ląstelę, reiškia, turi būti ląstelės pralaidžios membranos. Ir tada, kada mes gaunam pakankamą serotonino kiekį, tai mes esam linkę labiau tokį prosocialų elgesį. Reiškia, mes rūpinamės kitais, negyvename egoistiškai, mes norime būti naudingi visuomeniai ir taip toliau. Ir nereikia pamiršti šitoje vietoje vitamino D3, kuris už parankės su omega 3 talkina kokybiškai smegenų veiklai. Daug tyrimų atlikta, kurie sako, kad omega 3 mažina nerimą, silpnina mūsų reakcijas ištikus stresui, mažina smegenų rūką. Tai yra tokia būsena, kada tos kognityvinės funkcijos, tai vadinamas, sutrinka. Tai yra mąstymas miglotas, mintis dėlioti yra sunku, klampus mąstymas, kaip aš sakau. Ir daug tyrimų taip pat yra, kurių išvados byloja, jog kokybiško omega 3 padeda, švelnina esant bipoliniam sutrikimam ir šizofrenijai. Tai yra puiku labai. Mažina, skaičiau tyrimus, gal kam aktualu, kas turi mažus vaikus, kad 58 minutėmis prailgina omega 3, vaikelio miegą kokybiško omega 3 ir mažina pabudimų skaičių per naktį. Ir beje, kam įdomu, aš galėsiu atsiųsti tokios šviesios mokslininkės paskaitą apie tai, kaip omega 3 veikia į vaisiaus formavimąsi mamos įsčiose, smegenų veiklą ir taip toliau. Tai vat, kaip mažina apsigimimų ir vis dažnėjančių autizmo spektro sutrikimų skaičių mes galime įtakoti. Ta nemalonė statistika, jeigu jinai neliečia mūsų, tai yra tik nemalonė statistika. Jeigu liečia mus, tai jau yra kitaip tada. Ir kokybiškam poilsiui omega 3 labai svarbi, atsipalaidavimui, mažina apnėjos riziką. Apnėja, kada sustoja kvėpavimas, ypač knarkiantiems, tai aktualu. Gerėja pačių neuronų mityba. Kodėl? Todėl, kad omega 3, jeigu jinai nuima uždegiminį procesą, tai tada ląstelių membranos pralaidesnės tampa. Reiškia, neuronai gauna daugiau vitaminų, mineralų, amino rūgščių, deguonies. Nemažai tyrimų radau susijusių su autizmo spektro sutrikimu, mano minėto, kad mažina, tyrimas vienas skaičiau, kad 3 mėnesius vartojant kokybišką omega 3, vaikeliams 25 nuošimčiais blykšta jų turimi simptomai. Jeigu pusmetį vartoja, tai ta statistika ženkliai geresnė iki 0,5%. Ir ar padeda nuo pykčio taip pat? Tai žinoma, jeigu gerina, tarkim, natūralaus antidepresanto serotonino, dopamino priėmimą, suvokimą, tai tuomet keičia mūsų elgseną, nuotaiką. Tai žinoma, kad mažina agresyvų elgesį. Klausite kartais manęs, kiek laiko užtrunka, kiek laiko reikia vartoti omega 3, kad jinai suveiktų. Na, sakoma, kad nuo 6 savaičių
jau prasideda juntamas, mes galim pajusti tą omega-3 poveikį. Pavartoję pusę metų jau konkretus poveikis jaučiasi. Aš, tarkim, vartoju 3 metus ir man sunku pasakyti, po kiek laiko pajutau pagerėjimą, bet specialiai nestebėjau, bet pagerėjimas tai ženklus. Mano atveju pagerėjo miegas, pagerėjo atmintis, žinoma, dėmesio koncentracija, visą tai vienareikšmiškai yra. Tik tai tyrimus apsunkino toks vienas veiksnys, kad yra įvairių kokybių to omega-3 ir jeigu jinai neturi savo sudėty antioksidantų, polifenolių, tai reiškia, jinai yra niekinė tada. Jinai per anksti suyra, idant suveiktų, tai jeigu tyriant omega-3 poveikį būdavo vartojama tokia omega, tai reiškia atsakymai galėjo būti ir nepakankamai teisingi. Ir kuo svarbus omega-6 ir omega-3 santykis, aš esu taip pat klausiama neretai, tai omega-6 skilimo produktai sukelia uždegimą, mini omega-3 skilimo produktai kozinoidus slopina uždegimą, tai irgi apie tai mano paskaita, aš neišsiplėsiu. Ir taip pat klausia manęs kartais, o kaip suprasti, kad omega-3 vartojama omega-3 veikia. Tai yra tyrimai specialūs. Mano minėti tie tyrimai sauso kraujo lašo tyrimai, tyriant eritrocitų membranų sudėtį. Tai eritrocitų sudėtį vertinant omega-3 požiūrį ir omega-6 kiekis įvertinamas, omega-3 diferencijuota, ten yra visokia tyriama. Ir tada padarom tokį tyrimą, vartoja žmogus omega-3, padarom kontrolinį anoniminį tyrimą po 4-5 mėnesių ir mes žinom, veikia to omega-3 ar neveikia, tada nereikia spėlioti. Nors žmonės jaučia ir savimi. Ir taip pat klausėte, kodėl išgerus omega-3 jaučiamės geriau. Todėl, kad vėlgi, jeigu omega-3 lengvai keliauja per ląstelių membraną, tai reiškia, įgali sąveikoje tada su nuotaika susijusiamis molekulėmis smegenyse. Ar turi poveikį hormonams? Taip, švelnina PMS, gerina būklę sergant antro tipo diabetu, visų to klimakterinių laikotarpių vienareikšmiškai švelnina. Yra turbūt ir daugiau tyrimų visokių atlikta, tiesiog kitam kartui atidėsim dar mūsų kalbėjimą šitą temą, jeigu liksiu neatsakius į kai kurios jūsų klausimus arba turėsite naujų man. Tai, na ir dar teisybės dėlei aš turiu pasakyti, kad vartojau kartu su šafrano preparatu omega-3, tai žinoma ir jis savo ranką pridėjo. Taigi, tai mes neretas iš mūsų turime kažkokias kitas dar praktikas ir tikrai yra labai daug kas padeda mąstymui, sumąstymui, atminčiai, nusiraminimui. Visiškai to neneigiu ir labai esu už jų integraciją į mūsų kasdieną. Bet aš kažkada turėjau tokią mašinėlę, labai jau pavargusią nuo savo amžiaus, neišgalėjau kitos nusipirkti ir pamenu, pradėjau lenkti užmiestį, dar atrodė daug liko man laiko tam manevrui atlikti, bet tiesiog spaudžiu akceleratorių iki dugno, iki galo ir mašinėlė negreitėja. Turėjau pargrįžti savo eilę. Dėl to, kad techniniam lygmenį jinai nebuvo tvarkinga. Ten reikėjo turbūt ir filtrus keiti, nelabai išmanau ir nesigilinsiu, bet taip lygiai ir mes. Jeigu fizinis kūnas, kuriame mes gyvename, ne tokios sudėties, kurios turėtų būti, tai jis mums bus kaip inkaras, kaip girnapusė prie kojų bet kokiose dvasinėse praktikose. Ir jokie mokymai mus nemoko ignoruoti fizinį kūną. Mes turime jį prisižiūrėti. Tai dėkoju už dėmesį, esu jums ir su jumis ir linkiu saulytės jūsų širdyse.